vis save pagaunu, kad man iškyla mintis, jog mano kibirkštis, kuri degė, kaip ir lyg ir užgeso, prigeso, nes anksčiau atsikeldavau rytais tokia energinga, tokia užsikūrus, užsidegusi veikti, kurti ir viską, ką tik tais įmanoma, o dabar lyg tokia tuštuma viduj, lyg nuovargis kažkoksai, bet ne nuo darbo, ne nuo žmonių, o tiesiog nuo savo pačios minčių. Būna tų dienų, kai aš atsikeliu ir būna kažkokia vidinė tuštuma. Tiesiog jinai yra, aš jos negaliu paaiškinti. Ir tada realiai prasideda tas vidinis kritikas, kuris vis baksnoja to pirštų ir vis sako, kad aš esu nepakankama, kad aš nepadarau nieko naujo, kad aš nesukuriu nieko naujo ir kad mano darbai tiesiog tampa prastu štampu. O tada ima skaudėti dar labiau, nes pasaulis sako, judėk pirmyn, o vidus sako, kad aš neturiu jokių naujų idėjų. Kartais atrodo, kad man vis negana, kad aš tik pradėjusi užsidegti nuo naujos idėjos, nuo naujų norų, jau pradedu norėti vis daugiau ir tada imu save gisinti mintimis. Ir tada prasideda tos kitos mintis, kad man vis negana, kad aš vis nesugebu sustoti ir pasimėgauti tuo, ką jau turiu ir ką esu sukūrusi. Galbūt aš tokia esu, toks žmogus, kuriam niekada neužtenka vienos idėjos, kuriam reikia vis klysti, augti, tobulėti ir stengtis, kad galbūt ties ta viena idėja ar kryptimi tiesiog nereikia man apsistoti. Ir žinai ką, visas pasaulis yra persūtintas lygiai, taip pat yra tų pačių formų, tų pačių vaizdų, tos pačios kūrybos. Viskas atrodo kartojasi, viskas atrodo jau buvo padaryta. Ir tada imu už savęs klausti, ar įmanoma sukurti kažką naujo, ko dar nėra buvę. Ir ar įmanoma sukurti, kas prakrūtintų ne akį, o sielą. Galbūt todėl ta tyla mano viduje yra tokia gili, jog aš išvalyčiau visus triukšmus iš savęs, jog sužinočiau, kas aš iš tikrųjų esu be viso to pertekliaus, be visų spaudimų ir be palyginimų. Galbūt tokia ta kūryba ir yra, kai užsidegi, tada pavargsti, sustoji ir tada iš to sustojimo, iš tos visos tylos vėl užsidega nauja šviesa. Šiuo metu atrodo esu tame sustojimo tarpe, kai atrodo lyg viduje ramu, bet ir tuo pačiu tuščia. Lyg nieko nežinai, bet jauti lyg kažkas artėja, lyg kažkas įvyks jau greitu metu. Dabar tiesiog mokausi būti, tiesiog išbūti be idėjų, be įkvėpimo, be noro daryti iš karto. Nes galbūt per tą tylą aš vėl užsidegsiu, tik šį kartą tikrai, giliai ir stipriai. Tad tikiu, kad aš esu ne viena tokia, kuri išgyvena būtent tą kūrybinę, tarkim, krizę. Galbūt tu esantis žiūrintis už šito telefono, kompiuterio ekrano, galbūt tu irgi eini per tas pačias emocijas. Tad būtų labai smagu, jeigu pasidalintum, kaip tu praeini visą tą sunkų laikotarpį, kai tu neturi jėgų, kai neturi noro, kai nežinai, ką daryti. Aš net nebejoju, kad šitie komentarai padės kažkam, galbūt net man pačiai, ar galbūt jums patiems surasti tą tinkamą atsakymą. Bei noriu paminėti, jog nepamirškit pažiūrėti mano Instagramą tiek asmeninį, tiek mano darbo, nes tenai dalinuosi savo įvairiomis kasdienybėmis, savo įvairiomis mintimis. Bei taip pat pasubscribinti šį kanalą, palaikinti, pakomentuoti. Ir tuomet iki kito ketvirtadienio. Čiau!